Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Dariau, į debatus žiūrint, čia turbūt irgi tada reikia aiškiai pasakyti, pats minėjai Jungtines Valstijas, aš kažkaip beveik linkęs būčiau vis dėlto dažniau palyginti prezidentinę kovą ten ir parlamentinę Lietuvoje. Na, man toks įspūdis, ne pirmi metai ir ne pirmi rinkimai, kai gana daug žmonių, kurie iš tikrųjų domisi politiką, kuriem norisi tokių tikrų, tvirtų debatų. Kita vertus labai dažnai sako, kad palyginti vis dėlto gana nuobodoki tas mūsų politiniai debatai, ypač kadangi VRK pakankamai griežtas taisyklės nustato. LRT šiuo atveju dar visąlaik pabrėžia, kad VRK taisyklės, o jų pinigai, bet tie, kas sako, kad politiniai debatai dažnu atveju būna pakankamai nespalvingi. Ar čia mes vis dėlto teisūs, ar galim vis dėlto šiuos bent jau šiuos Seimo rinkimus pasakyti, kad turėjom tų inkliuzų, skirtingų tų emocijų šiek tiek daugiau negu įprastai? Nežinau ar daugiau, bet, na, žiūrint, ko nori. Nori šou, ar tu nori pasirinkti žmonės, kurie valdys šalį. Tai čia yra turbūt vienas kitam šiek tiek prieštaraujantis dalykai. Nes jeigu nori šou, aš suprantu apribojimus, kurios turi valstybinis transliuotojas. Tai šitoje vietoje, taip, jie turi visus kandidatus parodyti ir visas partijas parodyti ir tai įstatymas juos įpareigoja. Bet daryti 1,5 valandos šou su 17 kandidatų, kai valandą prašneka laidos vedėja, na tai lieka po 3 minutės kiekvienam. Tai iš tikrųjų ar tikrai yra prasmė. Turbūt reikia ieškoti kitokio formato, skirstyti 3 dalis ar panašiai, nes, na, ta laida teisybė pasakys buvo danties skausmas žiūrėti ir, na, ten mes nesužinojome absoliučiai nieko, nei apie vieną kandidatą. Ar jis jiems patiko, ar nepatiko, bet jie nieko nepasakė. Tai tik sužinojome, kad laidos vedėja moka googlinti apie muzikinės grupės. Na, tai iš principo 1,5 valandos gaišulis. Iš kitos pusės man labai patiko Edmundas Jakilaitis, kuris, na, visi įtarė, kad jis turi kažkokių simpatijų ir antipatijų ryšių su kai kuriom partijom, bet jisai prasisuko puikiai, ta prasme, per visus TV3 debatus, nė karto neparodė nei savo nepasitenkinimo, nei surizimo, nenutraukė, puikiai valdė pokalbį. Bet čia prieinam prie to klausimo, kurį tu norėjai paklausti. Ogi ar tie klausimai, kurie buvo pateikti, iš tikrųjų buvo svarbus? Žiūrėkime, kas žmonėm rūpi. Žmonėm rūpi turbūt karas Ukrainoje. Tai yra, na, karas ne Ukrainoje, o karas iš tikrųjų, kuris yra įžanga į karą Lietuvoje. Apie tai buvo kalbėta? Buvo. Antroji tema turbūt infliacija. Buvo kalbėta, net neužsiminta. Ekonomika. Bus viskas gerai, augsim, didėsim, būsim lyderiai, sudraskysim visus į gabalus. Atsakymas ne. Energetikos kainos. Kas nors ką nors kalbėjo? Ne. Nusiplaunam rankas, 36 metais būsime energetiškai nepriklausomi. Čia premjerė pasakė. Na, ne premjerė, jis jau pasakius rankose tas dalykas, nes suprantu, kad praktiškai viskas yra privatizuota. Tai čia šitoje vietoje vyriausybė pažadų kažkokių dalinti negali. Ir turbūt vienas svarbiausių dramblių, kuris prasprūdo pro tos debatus, buvo imigracija. Tai yra Rusijos ir Baltarusijos masinė piliečių imigracija. Išmeskim ukrainiečius iš to konteksto, kurių iš tikrųjų daug ir kuriuos, na, ne tik, kad privalėjome priimti, bet buvo mūsų pareiga priimti ir lieka pareiga rūpintis jais. Bet 10 000 rusų, baltarusių, kurie čia neturi jokio reikalo iš tikrųjų. Ir dabar Vilnius kartais atrodo kaip Maskvos apšnekštas priemiestis. Skamba vien tik tai didžioji kalba. Ar iš tikrųjų žmonėms tai nekelia problemų? Kiek aš šneku su savo pažįstamais kolegom iš visų sričių, tai yra milžiniška problema Lietuvos žmonėms. Apie tai buvo kalbėta? Ne. Buvo, Dariau, truputėlį. Atsiprašau, Dariau, kaip tik pasakysiu, kas kalbėjo. Ponas Sinica daugiau kalbėjo apie tai. Net kampanija beje ant to statė, kad aš net klipą jų ten turbūt beros klausiau. Jisai kaip ir prasideda nuo rusų kalbos, man atrodo, ir kai kurios kitos nykštukinės, sakykime, dabar jau partijos nepraėjo į parlamentą, bandė tą temą kelti. Tuo tarpu galbūt tos pagrindinės partijos jos stengiasi tą temą šiek tiek, kaip čia pasakyti mandagiai, kalbėti, kad kažkaip čia yra kažkas, bet iš tikrųjų neakcentuoti. Ar tai reikštų, kad nu, kaip keistai atrodytų dabar, aktuali tema, kaip sakai, labiau kalba tos vadinamosios radikalesnės arba nykštukinės nišinės partijos, o pagrindinės partijos vengia šitos temos. Turbūt toks įspūdis yra. Toks įspūdis yra, aš suprantu, kad nežino, ką daryti su tuo, nes problema gi ne tame, kad ten rusų kalba skamba ar dar kažką. Problema yra tame, kad Valstybės saugumo departamento vadovas pareiškė, kad jie nekontroliuoja situaciją. Tai jie turi nei pinigų, nei žmogiškų išteklių kontroliuoti tą srautą, tikrinti tos žmonės. Tai kas dabar gali pasakyti, kiek tarp jų yra
KGB Baltarusijos ar FSB Rusijos agentų, karinės žvalgybos darbuotojų, ką jie organizuoja, kas ginklus tiekia, kas čia masiniam riaušėm ruošiasi. Reikime omeny, kad prieš pusmetį turbūt buvo apklausa, kai pusė Lietuvoje gyvenančių rusų, jau Lietuvos piliečių, pasakė, kad jie laukia Putino. Tai to žmonės reikia organizuoti tik tai, ne? Ir tada ta atsvara bus prieš 100 000 vietinių, dar, sakykime, 50 000 atvykusių, kas? 30 000 šaulių? Tai šitą situaciją kelia tiesioginę grėsmę šiandien, ne po metų, ne po 2, ne po 3. Gal nekelia tokios grėsmės, kaip aš sakau, bet kalbėti apie tai yra, privalu. O kalbėti, kad jie čia atsiveža pinigų ir leidžia juos restoranuose ir kelia Lietuvos ekonomiką, šaunu, bet manau, kad ne valstybės pozicija. Dariau, tos temos turbūt, kurios iš tikrųjų dažnai žmonėms aktualios, bet ir šiek tiek gal reikia pripažinti atvirai ir pačioje žiniasklaidoje, ne tik rinkimų metu, bet apskritai ir žurnalistikoje, ir žiniuose mažokai buvo atspindėtos. Gal tai ir tapo priežastimi kartais tas partijas, kad ir nykštukinės, kurios aštrintas temas žymiai labiau eksponuoti kažkuriuose nišinėse galbūt grupėse arba net taip vadinamo nesisteminiai žiniasklaidoje. Bet apie tai, kaip atrodė, galbūt ir tau teko atkreipti dėmesį, ne tik tai mūsų ta žiniasklaida, kurią mes tradiciškai žiūrim televizijoje, radijoje, spaudoje, bet galbūt šiek tiek kas vyksta ir interneto platybėse YouTube. Pakalbėsim iš karto po trumpos pertraukėlės. Grįžtam prie pokalbio Ekstra FM eteryje, tradiciškai žurnalistų namai ir aš Dainius Radzevičius bei Darius Lukoševičius. Nuo šios laidos, nuo šio antradienio, kiekvieną savaitę sutiksim kalbėti apie žurnalistiką ir žiniasklaidą, kas joje vyko ir ko nevyko. Šiandien aptarinėjame politinę kampaniją, politinius rinkimus į Seimą, kaip vyko debatai, kaip jie atrodė. Ir Dariau, aš turbūt pradėsiu tada nuo to, ką užbaigėm pirmąją pokalbio dalį apie tai, kas, dabar labai dažnai vadinam vis tiek tai nykštukinės, radikalios, ten netradicinės partijos, naujai gelbėtojai, tos etiketės ir galbūt net kai kurios iš jų pagrįstos, bet apie tas partijas, kurios nepateko į Seimą ir aš bandžiau čia suskaičiuoti, kiek iš viso procentų nuo visos visuomenės surinktų tos partijos, nuo Laisvės partijos iki ten tų visų taikos nešėjų ir panašių partijų. Tai čia gerokas 5, gal netgi ir plus galėtų būti mūsų visuomenės, nežinant dar turbūt skaičių, kiek būtų gavę balsų, jeigu būtų atėję tie, kur neatėjo rinkimus. Tai aš turbūt pradėsiu nuo to, kaip atrodė tos mažosios, radikalios, kaip kiti sako, arba tokios keistos, netradicinės naujos partijos. Ten yra daugybė jų, iš tikrųjų buvo ir žalieji, ir Laisvės partija, sakau, kaip minėjau, ir Susivienimas nacionalinis. Tavo akim, ar debatus jos papuošė, ar priešingai sugadino, tavo įspūdis ir iš viso, ar tokių partijų buvimas, man toks įspūdis netampa labai dideliu dirgikliu ir erzintojų tų tradicinių partijų, ypač turint galvoje, kad bent jau viena iš jų panašaus tipažo partija praėjo su gana labai stipriu palaikymu. Aš turiu minį poną Remigijų Žemaitaitį ir jo Nemuno aušrą. Tavo įspūdis apie mažasias partijas? Nežinau, jeigu kalbėti, čia jau grinai mano nuomonė, tikrai nieko be mano patirties neparemta, tai galiu pasakyti, kad partijų per daug yra visai negerai. Negerai ne dėl to, kad partijos yra kažko blogos ar jų idėjos kažko blogos. Partija nori laimėti valdžią ir tvarkyti valstybę. Ji kažką žada Lietuvos žmonėms. Jeigu mes sukuriam kažkokį darinį iš 4 ar 5 partijų, kurie programos dažnai skiriasi, primityvus pavyzdys partnerystės įstatymus, ne? 2 partijos buvo įsirašiusios programą, kad 1 numerio vos nepriimti, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai iš viso sakė, kad tokio įstatymo nereikia. Ir 4 metai ir nieko, 0. Tai tada žmonės, kai kurie balsavo turbūt už tas partijas, turėdami tą intenciją, kad jų programoje svarbus punktas. Tai šiuo atveju rinkiminiai pažadai, jie normaliai išsiplauna, ne dėl to, kad pamelavo. Partija eidama gal tikrai valdžia norėjo padaryti tuos dalykus, kurie jie parašė, bet jinai negali savarankiškai veikti. Iš vienos pusės gražu, kad turi būti priimti kompromisai, nes taip galima tada ginčytis viduje koalicijos ir taip toliau, bet iš kitos pusės darbai tai stovi. Tai aš manau, kad šitoje vietoje daug partijų nėra labai jau didelis demokratijos pergalė didelė. Kiek jų reikia, nežinau, bet tiek daug turbūt išsibarsto, kaip pats sakei, balsai. Gal ten buvo gerų idėjų, aš tikrai visų negaliu sakyti, kad šventai visų 17 įsigilinau į visas idėjas, bet, pavyzdžiui, Žaliųjų atstovė LRT laidoje
labai aiškiai pasisakė už gyvūnų teisės, už dar kažką, na nežinau, papuošė, nepapuošė, bet bent jau savo nuomonę gavo žmogus išsakyti. Ir tai yra gerai. Na, Laisvės partija, nežinau, ta prasme, iš principo nieko nepasakė, ką šnekėjo prieš 4 metus, tai kaip ir tuščias toks dalyvavimas. Čia manau, kad žmonės atsirenka ir visada bus mažuma, kuri už kažką ir jiem yra svarbiausias dalykas dėl tos mažos partijos. Čia kaip mes šnekėjome apie tą imigraciją, buvo partijų, kurios tą rusų imigraciją statė kaip pirmą numerį, klausimą, kurį reikia būtinai išspręsti čia ir nedėlsint. Jos nelaimėjo, nes jos tai darė radikaliai ir savo reklamos tikslai. Vėlgi, kai tu neturi jokios ekonominės programos, neturi jokio supratimo apie valstybės valdymą, na, žmonės supranta, kad tu tikrai nesusitvarkysi su tom pareigom. O tai, kad jiems rūpima klausimą, tu keli, okei, šaunuolis. Taip kad, manau, iš vienos pusės tai geras dirgiklis pakelti klausimus, kurių gal vengia tos didžiosios partijos, iš kitos pusės, na tai įrodymas, kad žmonės vis tik tai susigaudo, atskiria pelus nuo grūdų. O dėl Remigijaus Žemaitaičio galiu pasakyti, pakankamai padorios lėšos surinktos, profesionali rinkimų kampanija ir kartais atrodė, kai jis vienintelis ateina į laidas arba debatus nepaplepėti, o pasiruošęs su savo tikslais, ką jis nori apdergti, ką jis nori pagirti, ką jis nori pasakyti. Kai kiti plaukiodavo. Tai manau, kad čia, na, gali ir mūsų tie profesionalūs politikai po 10-20 metų sėdintis politikoje pasižiūrėti, kad galbūt ir jie ne viską padarė, kad, na, turėti atsvarą pasiruošusiam žmogui. Kita kalba. tą dalį kaip tik norėjau pagilinti, nes ir man toks įspūdis buvo ir jis paremtas turbūt labai paprastais dalykais. Aš irgi stebėdamas neįnus rinkimus atkreipiau dėmesį, jog Remigijus Žemaitaitis bene daugiausiai skaičių įvairių dokumentų cituodavo, nukreipdamas beje labai dažnai ne tik į savo partijos dokumentus kažkokius, bet skaitė ir Tėvynės sąjungos netgi, žodžiu, ir jų prezidiumų nutarimus, ir vyriausybės programas, ir pažadus. Ir iš tikrųjų keistas įspūdis. Partija Nemuno aušra buvo kaip, na, tokia, kaip čia, naujokai nelabai patyrė, nepasiruošė, bet poną Remigijų turbūt prie naujokų negali priskirti. Reiškia Žemaitaitį, panašu, kad jis jau politikoje gerokai apsitrynęs buvo ir pavėtytas, ir pamėtytas. Ir gal ir man toks įspūdis buvo, kad žiūrint į tas nepraėjusias į parlamentą partijas nepatekusias, bent jau dalis iš jų, ar ten ponas Sinica, ar kiti, būdavo neblogai pasikausti atskirose temose, turime skaičiais, programomis. Tuo tarpu tos vadinamos tradicinės partijos dažniau kalbėdavo apie tokius, na, bendresnius, turbūt, sakykime, dalykus, kaip jie ten dirbs, ką reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti, bet tai buvo paremta ne skaičiais. Tavo nuomonė, vat, kaip čia taip gavosi, kad, kaip čia pasakyti, kai žiūri dabar į tas partijas, kurios po debatų vis dėlto gavo tą mandatą, minimum 3 partijos tokios labai nusaikios atrodo savo komunikaciją. Aš turiu minėti Liberalų sąjūdį, vardan Lietuvos pono Skvernelio judėjimą ir socialdemokratus. Ir gerokai aštresnės partijas, kurios ieško, taip sakant, priešų, gal kabutėse vadinkim, tai pono Remigijų Žemaitaitį su Nemuno aušra, konservatoriai arba Tėvynės sąjunga, reiškia krikdemai, kartu pridėti galim ir Valstiečių žaliųjų sąjungą, kurie gerokai aštresni savo tokiuose, taip sakant, vertybiniuose, gynybiniuose frontuose. Ar galime iš to daryti išvadą, kad šiaip mūsų visuomenė vis dėlto pakankamai nuosaikiai išsibarščius? Tuo prasme, nebuvo tokios stipraus parėmimo tų nykštukinių partijų, kaip minėjai, nuo žaliųjų, pavyzdžiui, kas keista, nes, pavyzdžiui, Vokietijai kokio nors ten žalieji, nu vis tiek tradiciškai taip gana stipriai matosi. Pas mus kažkaip tas žaliųjų kursas prie valstiečių prisidėjęs, kažkaip prisišlieja, šiaip netai praeina ir tai, man atrodo, dabar žaliųjų liko gerokai mažiau, viešo erdvėje ponas Vėgėlė matėsi labiau negu žalieji, man toks įspūdis. Na, čia jų pasirinkimas, turbūt aš šiandien nekvestionuosiu partijų pasirinkimo, tik tai galiu pasakyti, kad, na, smulkios partijos turi turėti savo kabliuką, tai čia viskas aišku. Ir kaip jau minėjau, žmonės, kuriems tas kabliukas svarbus. Ar Lietuvoje kabliukas svarbus žalesis kažkoks kursas? Ne, aš manau, kad jeigu kalbėsim apie verslą, tai svarbus tik tiek, jeigu juos verčia kažką padaryti, tada jiems parūpsta. Žmonėms nesvarbu. Infliacija yra milžiniška ir tas žalesis kursas prie tos infliacijos dabar prisideda, sakykime, taip menkokai, bet ateityje, tai čia mes kalbam apie 100 trilijonų eurų, kuriuos mums kainuos ta žalioji energetika. Ir bus tai iš mūsų kišenės, be jokios abejonės. Taip, kad čia, kad lietuviai labai verktų dėl žaliųjų partijų, tai nemanau. Aišku, mes
tvarkingi žmonės, mes nešiukšlinam savo kieme, ačiū Dievui, ir būtų gerai, kad ir toliau nešiukšlintumėm, bet tai su tom dideliam programom ir dideliais skaičiais ne visada sutampa. Taip kad manau, kad reikia pasirinkti tą temą, kuri žmonėms aktualiai, jeigu tu nori mažiukas lipti aukštyn. Čia, manau, nieko neišrasim, o kad Vokietijoje, kitose šalyse tai yra svarbu, tai taip, ten milžiniška reklaminė kampanija, kurią pradėjo berods KGB prieš gerus 4-5 dešimtmečius. Taip, kad čia irgi toksai dviašmenis kalavijas, nes iš tikrųjų buvo tikslas susilpninti Vakarų Europos ekonomiką ir taip, visi protestai žaliųjų pirmi buvo ir iki šiol vyksta tik Vakarų valstybėse. Nei vieno nebuvo nei Rusijoje, nei Kazakstane, nei kažkur kitur. Kodėl? Kinijoje? Kodėl? Tai čia, manau, kad šitos klausimus galime čia jau ne į temą visiškai. Taip, kad tai, kad tavo tema yra kažkam aktuali, nereiškia, kad jinai aktuali Lietuvai. Ir tada, Dariau, jeigu pratęsim šitą temą, kas man bent jau užkliuvo, iš tikrųjų, kad burbulai, socialiniai burbulai, tiek tradiciniai žiniasklaidoje, tiek internetiniai erdvėje, aš turiu minį Facebooko burbulus, YouTube'o burbulus, man toks įspūdis, kad vis dėlto darbotvarkės skyrėsi ir temų aštrumas gerokai skyrėsi, socialiniai tinklai vis dėlto leido savo, kadangi jie leidžia tą daryti, kažkaip tom nišinėm grupėm labiau komunikuoti apie savo įvairias temas, problemas ir aš nevardinsiu tų vadinamųjų nesisteminių žiniasklaidos priemonių, bet gal kitą žodį pavartosim. Internete gyvuojantys kanalai, programos, jos akivaizdžiai orientavus tam tikras nišas, keldamos įvairias temas, nuo Lietuvos santykių su Kinija iki praeities šešėlių komunistų, reiškiasi KGB bendradarbių, nežinau, pono Landsbergio apskritai dėmesys buvo tam tikrose nišose ypatingas ir kalbu ir apie Vytautą Landsbergį ir Gabrielių Landsbergį. Taip pat mes matėm, bent jau aš tiek atkreipiau dėmesį, kad gana daug buvo kalbama ir apie Europos Sąjungos tam tikrą kritiką. Tavo įspūdis, ar tradiciniai mūsų žiniasklaidos profesionalūs žurnalistai nebuvo taip, kad vis dėlto praleido dar ir kažkokias nors formas debatų, kur galima būtų, nežinau, šiek tiek giliau aštriau kelti kažkokias temas, netgi iš tos pačios mūsų praeities, kas matosi, jog nesisteminėje arba netradiciniai žiniasklaidoje gana dažnas reiškinys. Aš turiu galvoje nuo pat 90 metų, kas kaip vyko, ko nevyko ir panašiai. Iš tikrųjų, tai kiek giliai reikia lysti, aš nežinau, bet kai ką reiktų priminti žmonėms. Ir dažnai mūsų žiniasklaida iš tikrųjų gyvena tą dieną, vakar dieną, geriausiu atveju mėnesio žiniomis. Tai, kas buvo prieš 20-30 metų, neprisimena. Priminsiu paprastą pavyzdį. Prieš 20 jau daugiau metų buvo priiminėjimas civilinis kodeksas. Jame buvo įrašyta partnerystė, tvarkingai aprašyta, praktiškai tai, ko dabar visi nori. Ir kurį partiją išėmė, sustabdė priėmimą viso 3 skyriaus civilinio kodekso ir padėjo 20 metų šitą bombą tiksinčią. Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai su krikščionimis demokratais. Taip, kad jie dabar, kai sako, kad čia mes tai norim, bet nieks mums neleidžia, tai čia truputį yra gudravimas ir tą turėtų kolegos prisiminti. Čia užsiminė apie Gabrielių Landsbergį, mano galva visai padorus užsienio reikalų ministras ir kažkokių priekaištų jam dėl darbo turbūt mažiausiai iš jūsų ministrų, ko gero, tektų išsakyti. Bet ta visa vilos istorija, pavyzdžiui, ir tradicinė žiniasklaidoje, net Facebook'e, buvo pateikta išvirkščiai. Mes gyvename kapitalistinėje valstybėje, turtingų būti yra negėda, pirkti vilas galima, jokių problemų nėra, jokio pavydo čia priepuolių nei žiniasklaidoje, nei visuomenėje neturėtų kilti. Esmės klausimas, kuris padarė klaidą, jis melavo Seimui. O čia jau yra, iš principo, nusikaltimas. Nes kai Seime vyko jo paklausė, jis pirmą kartą labai gražiai išsisuko. Pasakė, mažiau tikėkite rusišką propagandą. Okei, tai neatsakymas, bet iš tikrųjų, jeigu palikti ramybėje, viskas tvarkoj. Antrą kartą jis buvo perklaustas, ar tai tiesa, kad turit vilą. Ne, aš kategoriškai neigiu tai melas. Va šito jau sakyti negali. Tu esi ministras, kalbė prieš parlamentą, tu esi ne žurnalistas, ne politologas ir tokių dalykų negali sakyti. Ypač kai žinai, kad patikint. Tai šitams niekam neužkliuvo, o vilos pinigai užkliuvo, pinigai ne problema. O kaip tau atrodo, kodėl? Nes iš tikrųjų čia aš irgi sutinku su tavim, kad šitoj temoje, kaip ir beveik Čekiukų skandale vadinamajame,
aš irgi atkreipiau dėmesį labai įdomiai, netgi ir tradicinė žiniasklaidoje pateikiamos tos senosios istorijos. Ir pasakysiu vieną pavyzdį. Net viena mūsų naujienų agentūra buvo išplatinus pranešimą, kur vardino 3 partijas, tiesiog antraštėje 3 partijos, kurios yra lyderiai apklausų. Ir ten buvo įvardinti socialdemokratai, Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai ir Nemuno aušra. Bet, kas mane nustebino, kolegos, galbūt ir profesionalų žurnalistai, bet padarė vieną įdomų dalyką. Pirmųjų 2 partijų vadovų neminėjo iš viso, bet prie Nemuno aušros paminėtas buvo, kad šita partija yra vadovaujama už antisemitinius dalykus teisto Remigijaus Žemaitaičio. Aš kažkaip pagalvojau, jeigu jau primini vienos partijos teistumus, tai būtų galima priminti ir kitų partijų atstovus. Ir ponas Sinkevičius pas socdemus teistumą turi, ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų istorijos čia ne viena, ir ministrai atsistatydino dėl įvairių santykių su finansinėm bendrovėm. Aš turiu galvoje, kad vis dėlto galim pripažinti, kad kaip ir tos vilos atžvilgiu, čia nebuvo taip lengva tą egzaminą išlaikyti ir net mūsų, taip vadinkim, profesionaliem kolegom, kartais akcentuojant vienų nuodėmes ir kažkodėl nutylint kai kurių kitų. Kartais taip besielgdami mes iš tikrųjų kasame savo duobę. Mes išnekam, kodėl žurnalistika taip nusmuko, kodėl pasitikėjimas žurnalistais nusmuko. Viena iš priežasčių, labai akivaizdė. Taip, žmonės mato, kad tu elgiesi ne vienodai su savo, sakykime, taip, turiniu. Ir šitoje vietoje, na, ką galiu pasakyti kolegom, sustojam, kol galim, nes iš tikrųjų socialinė, aš sakyčiau, ne socialinė, o antisocialinė žiniasklaida iš tikrųjų sutriuškins tą tradicinę žurnalistiką, jeigu mes ir toliau taip elgsimės. Jeigu mūsų žurnalistai, kalbėdami ir šipsodamiesi ten eteryje, radio ar televizijos rašydami, susilaiko nuo kažko, paskui Facebook'e apie prezidentą rašo AIG, aukštas ir gražus, tai tada ko norėti žmonių, kad jie pasitikėtų jais? Na, turbūt patys savo kasą duobę. Beje, kol nepamiršau, norėjau vieną tokį techninį dalyką. Esu prastas kalbininkas, tikrai netvarkinga mano lietuvių kalba, bet žurnalistai turėtų klausimus neuždavinėti. Užduoti galima su pagaliu, užduoti kumščiu į snukį galima. Klausimai yra klausiami ir iš viso, jeigu tu klausinėjai klausimus žmonių, tai tavo darbas toksai, nereikia sakyti, ar galiu užduoti klausimą. Klaus. Nu, gerai, noriu paklausti, bet tu nenori paklausti, tau moka už tai, kad tu klaustum, tai klaus. Tai čia toksai, nes tas jau 30 metų tęsiasi ir kai politikai tai sako, tai man nekliūva, bet kai kolegos tai sako, tai gal klauskit, nereikia uždavinėti. Taip, bet dar jau tada viena tema, kur iš tikrųjų verta aptarti ir mes turėtume šiandien būtinai tai padaryti, tai vis dėlto kiek buvo, na, pasakykim tiesiai šviesiai, nemandagumo, įžeidinėjimų ir tų kitų dalykų, kurie iš tikrųjų viena vertus yra turbūt neišvengiama žmogaus gyvenimo dalis, kita vertus viešo erdvėje pakankamai nemažai reguliuojama ir savireguliuojama, čia visai būna. Ir jeigu dėl vienų politikų pasisakymų dažnai sakoma, kad jie yra radikalūs, vienokie, kitokie, kiti labai mandagus, iš tikrųjų būtų turbūt verta šiandien pakalbėti, kiek pavyko kalbos kultūros, taip sakyti, debatuose išlaikyti ir žurnalistams, ir ne tik jiems. Gal apie tai pakalbėkime iš karto po trumpos pertraukėlės, kokia ta buvo mūsų kalba. Ar pakankamai aštri politiniam rinkimam, ar galbūt vis dėlto pernelyg mažai, gal mes dar išnaudojam galimybės. Apie tai po pertraukėlės. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose aš, Dainius Radzevičius ir Darius Lukoševičius kalbamės apie Lietuvos parlamento tik praūžusį pirmąjį rinkimų turą, kaip sekėsi žiniasklaidai ir žurnalistams kartu su politikais diskutuoti ir debatuoti, kaip atrodė rinkimų kampanija. Ir galbūt vieną temą laidos pabaiga dar vis dėlto aptarkim, ar pakankamai buvo aštrūs politikai ir kandidatai kalbėdami apie tikrasias problemas. Na, aš turbūt pradėsiu vis tiek nuo garsiausios frazės, apie kurią čia visaip sukosi reikalai, tai ponas Remigijus Žemaitaitis šiandieną turi antisemito etiketę, labai dažnu atveju vien dėl to, kad jis iš tikrųjų Izraelio kovą su Hamas ir su Hezbollah, na, paaštrino epitetais skirtais ponui Netanjahu, išvadino gyvuliu jį. Ir aišku, ta visa teisinė ir kita papėja, man atrodo, jau yra tik tai, na, tam tikra reakcija mūsų, bet iš esmės turbūt be ne vienintelis taip stipriai, taip aštriai pasisakė, tegul ir užsienio politikos klausimais. Daugiau aš panašių lyg ir negirdėjau, skyrus dėl pono Putino, turbūt tai čia niekas nediskutuoja, apie Rusiją yra daug žodžių pasakė visos partijos blogų. Bet dar jau to paklausiu, kaip vedančio daugybę metų radio ir televizijos laidose dirbusio. Trūko tavo galva ar netrūko aštresnių žodžių, gal kai kada net ir apsižodžiavimo tam, kad iš tikrųjų išryškinti pozicijas? Kuo aštriau, tuo geriau, nes kuo karštesnis ginčas, tuo geriau gali pažinti žmogų. Aš manau, kad kuo daugiau emocijų parodo, kiek jam iš tikrųjų tai svarbu ir rūpi.
grįžtant prie pono Žemaitaičio, tai tik tai noriu priminti, kad mums ką tik visai neseniai buvo, beveik prieš mėnesį, pasiūlyta, kad Europos žurnalistų federacija kreiptųsi į vyriausybės, kad nutrauktų santykius su Izraeliu. Buvo toks faktas. Buvo toks faktas. Ta prasme, ir ta rezoliucija buvo priimta, bet be mūsų, ačiū Dievui. Tai šitoje vietoje galiu pasakyti, kad požiūris į tą Izraelio-Palestinos konfliktą nėra toks vienareikšmiškas, kaip čia mums bandoma pateikti. Epitetai, aišku, kitų valstybių vadovų iš viso nereikėtų vertinti. Man užkliuvo TV3 laidoje paskutinių debatų politologo, neva politologo Lino Kojalos klausimas. Jeigu išrinks ten Trumpą ar išrinks Kamala Harris, tai kaip jūs elgsitės? Tai čia iš viso yra niekinė tokia žema provokacija. Ne, išrinks Trumpą, mes nutrauksim santykius su Amerika, išstosim iš NATO. Ar kaip, išrinks Kamala Harris, tai mes iš viso karą Amerikai paskelbsim. Kokio atsakymo galima tikėtis? Tai čia šitoje vietoje manau, kad Žemaitaičio ta istorija yra, yra įstatymai, jeigu pagal įstatymus jį buvo galima teisti, viskas tvarkoja, aš nieko prieš neturiu, bet kad jo požiūris į tą konfliktą yra kažkoks labai radikalus ar išskirtinis ir šiais vienas pasaulyje taip žiūri, tikrai nepasakyčiau. O kas čia dar panašus į pasaulyje, jeigu tu meni, čia turbūt poną Bideną turi galvoje? Visi, ir Bidenas iš to keiksmažodžių yra pavadinęs Netanyahu, kurio kartuoti Lietuvos eteryje negalima, nors su malonumu tą padaryčiau. Taip kad čia, ir jeigu pažiūrėti Europos Sąjungos vadų pasisakymus, tai ten švelnių žodžių apie Netanyahu nerasime daug. Ir tai turbūt, kiek aš suprantu, nesusijęs su nei žydų tauta, nei žydų netgi valstybė Izraeliu. Tai tiesiog su pono Netanyahu kaip politiku greičiausiai. Bet šiuo atveju kaip ir simbolis išeina vis tiek šiek tiek valstybės. Dėl to čia tas ir antisemitizmo tas failas labiau matomas, arba ta tema galbūt taip vadinkim lietuviškai. Vėlgi, niekam neįdomi mano nuomonė, aš visiškai 100% palaikau Izraelį ir manau, kad tai, ką jie daro teisingai, nes kito kelio jie neturi. Bet čia mano požiūris. Bet gali būti ir kitas požiūris. Aš pripažįstu, kad kitas požiūris. Nes jeigu pažiūrėti dydžius, mastus ir visą kitą, tai mes turime situaciją, ne Lietuva-Rusija, bet Lietuva-Baltarusija. Ir Lietuva šiuo atveju būtų Palestinos vietoje. Tai kalbant apie normalius žmonės gyvenančius Palestinoje, o tokių turbūt, irgi pripažinkim, kad tarp 2 milijonų tikrai rasim. Tai čia šitoje vietoje, vienareikšmiškai pasakyti, kad čia viskas yra paprasta. Jeigu būtų paprasta, tai būtų rytų problemos neegzistuotų tūkstantmečiais. Tai tada gal grįžtim prie tos temos, iš tikrųjų, kiek aštrumo buvo ir įvardinimo tikrųjų reikalų. Aš kalbu jau dabar apie, po rinkimų tie debatai, kurie vyksta, apie tai, kokios koalicijos, kaip galėtų valdyti Lietuvą. Ir aš atvirai pasakysiu, man ir iki rinkimų, ir dabar po rinkimų kyla dar daugiau klausimų. Ir jie, man atrodo, viešai neužduodami. Pavyzdžiui, kaip gali būti velnias ir gegutė vienoje koalicijoje, jau mes turėjom tų situacijų, pats minėjai šiek tiek galbūt praėjusio valdančiojo daugumoje dėl partnerystės įstatymo. Akivaizdus pavyzdys, kad didysis stabdis buvo Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos, bent jau dalis narių, ir dėl to nepavyko, nes liberalai labai norėjo priimti. Tuo tarpu nukentėjo pati Laisvės partija, kur labiausiai to norėjo. Toks paradoksas. Tie, kurie norėjo, tuos nubaudė, o tie, kurie stabdė, tie dar, taip sakant, dabar gali sakyti, kad mūsų partneriai buvo pernelyg radikalūs, bet juosgi pasiėmė į partnerius. Tai aš tavęs paprašiau paklausiu. Dabar ekonomika ir mokesčiai. Su ta reforma nieko neįvyko, bet turbūt ekonomikos ir mokestiniai reikalai, vienaip ar kitaip norim pasakyti, turbūt liečia beveik kiekvieną žmogų. Vienaip ar kitaip. Kam kainos didės dėl to, kam pajamos didės, visokių čia dalykų atsitiks. Ir mes dabar girdim, ir man atrodo girdėjom per debatus pernelyg mažai tokių tvirtesnių, aštresnių, galbūt aiškesnių pasisakymų. Nes dėl ko eis arba neis į koalicijas, dažniausiai vardami tik tai ten partijų lyderiai galbūt, arba kažkokios pseudo, vadinkim, kabutėse tiesiog vertybės. Bet jų konkrečių labai retai vardina. Gal tu galėtum paaiškinti, kodėl taip yra ir ar negalėjo čia ir žurnalistai šiek tiek aštriau provokuoti tiek rinkimų metu, tiek ir dabar. Nes nuo to klausimo panašu, kad visos partijos stengdavosi nueiti. Dingdavo iš šonus, sakydavo, pažiūrėkim į rinkėjų valią, tada jau čia žiūrėsim, su kuo gyvensim. Normalu. Pradėkime nuo to, kad opozicija iš viso 4 metus nedirbo. Jeigu jau tai paimti standartinės valstybės opozicijos darbus, tai ne viena partija, partijėlė ir taip toliau, ar Seimo nariai nedirbo darbo, kurį jie turėjo dirbti. Antra, naujai ateinantis politikai nevaldo skaičių. Jie tikrai nevaldo skaičių, biudžeto ir visą kitą, net biudžeto projektas nėra pateiktas, tai praktiškai tik tai valdančioji dauguma, net dalis jos žino skaičius, tai čia būtų ne visai sąžininga diskutuoti, nes
vieni rengia dokumentus, o kiti nėra jų matę. Tai, bet patys principai, kai vienoje laidoje partijos, kurios akivaizdžiai sudarytų koaliciją, jeigu skaičiukai leistų, tai Tėvynės sąjunga ir liberalai, vieni pasakė, kad kategoriškai jokių mokesčių didinti, gal mažinti net, o kiti pasakė, kad oi, čia reikės peržiūrėti, didinti, čia pertvarkysim. Tai ką rinkėjas išrinko tokiu atveju, jeigu tai yra valdančioji koalicija? Tuos, kurie nekeis mokesčių ar mažins, ar tuos, kurie peržiūrės viską ir didins? Tai čia yra toksai, normalu, kad politikai tą klausimą nori apeiti. Kad žurnalistai irgi nevaldo skaičių. Šiuo atveju, koks bus kitų metų biudžetas, turbūt nėra kolegos nei vieno, kuris net apgraibom galėtų ką nors papasakoti. Taip, kaip čia tema, kurią tu palėtė, dar aš kaip noriu pagilinti, žiūrėk, aš irgi specialiai žiūrėdamas apie ekonomikos temas, kai diskutavo, man atrodo, biudžetas, kadangi tai yra ne šiaip teorinis daiktas, o čia yra būtent kur, kaip pinigai nukeliaus kitiem metam, bent jau koks planas yra. Ir aš viešoje erdvėje pasigėdau šiek tiek tokio detalesnio debatuose, nes vis tiek artėja metų pabaiga ir ne deklaracijos spręs, kur kam kiek bus pinigų, o biudžetas spręs, kiek kur kam pinigų yra. Ir man atrodo, tos visos temos, kurios iš tikrųjų labai aštrios visuomenė, aš turiu menyje, žmonės tikrai nepatenkinti ir švietimo sistemos reikalais, ir medicinos sistemos reikalais, visi gerai mokėjo problemas konstatuoti ir toks įspūdis, kad aštresnių, rimtesnių tokių pasisakymų, ypač iš dabar visų jau praėjusių, taip sakant, jau tapusių beveik parlamentiniam partijom, bent jau aš pasigėdau ir man atrodo, ir žurnalistai baisiai neaštrino šitų temų, laikydami, taip sakant, juos pakankamai saugiai politikus, diskutuojant apie problemas ir žymiai mažiau konkrečiai sprendimus siūlant. Čia gal ir logikos yra, nes iš tikrųjų tai žurnalistai puikiai suvokia, kad nemaža dalis tų politikų, kurie šiandien dalyvauja tuose debatuose ar reikaluose, nėra labai kompetitingi atsakyti, jie nežino realios valstybės situacijos. Tai yra, tu sakai, kur pinigus išleisti, o aš paklausiu, o kiek tų pinigų bus kitų metų biudžete? Ar yra toks skaičius? Nemačiau. Tai čia manau, kad viskas normalu ir čia dviračio neišrasim, iš tikrųjų ne veltui visam pasaulyje sakoma, kad tie, kurie yra valdžioje šiuo metu, visada turi didelį bonusą per rinkimus. Visada turi didelį bonusą. Nes jie valdo situaciją. Čia nėra kažkokia sąmokslo teorija, čia nėra blogai, tiesiog natūralu, kad taip. Jeigu tu darai, žinai, valdai skaičius, tu esi vienoje situacijoje, jeigu tu turi prašyti skaičių ar laukti, kol jo to pateiks, kaip pateiks kokia apimtimi, visiškai kitoje situacijoje. Tai čia ekonomika, manau, kad galbūt principiniai kažkokie pažadai įsipareigojimai būtų svarbesni išryškinti, bet, ekonomika paini tema, jos niekas nemėgsta. Išskyrus ekonomiką. Visi mėgsta pinigus, bet nemėgsta ekonomikos, o ne taip turbūt reikia sakyti. Jeigu daugiausiai balsų surinkusios partijos lyderė gali pareikšti, kad man tai nuobodus tie skaičiukai. Čia apie poną Vilją Blinkevičiūtę kalbė. Taip. Jei nuobodus tie skaičiukai, nežinau, tai va tiek mums ir turbūt rūpi ta visa situacija. O skaičiukai, jie nuobodus, kai juos vardini, bet kai reikia pagal juos gyventi, tai jie pasidaro pakankamai svarbus. Ir jeigu pastebėjai visas problemas, kur tik sveikatos apsauga, nukrypstami tai. Aptarinėjom vienos šeimos vaistų problemą, apie kurią žino Veryga, apie kurią pasirodo žino ir Šimonytė, nes jinai išsisprendė. Ar tikrai čia yra Lietuvos politikos 4 metų ateitis vienos šeimos vaistai? Kaip ir kitas klausimas buvo žmonės auginančius neįgalius vaikus parama jiems. Svarbi tema, svarbus klausimas. Ne rinkimų klausimas. Tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klausimas, kur turi dirbti kasdieną su tai žmonėm ir spręsti jų problemas. O čia pažadėti mes. Pavešim, padengsim, padarysim. Man tai juokingiausia, kad prie visų tų pažadų, kad tuos pinigus, kur tie žmonės ir taip menkus gauna, tai mes ne pinigus dabar jums duosim, o paslaugas pirksim. Tai reiškia, mes versliukus kursim ir tuos versliukus skatinsim. Nes jūs nežinot, kaip elgtis su pinigais. Jūs patys tų žmonių nenusamdysit. Čia jums nusamdys savivaldybė ar ministerija nusamdys. Tai toks irgi lieka, ar tikrai verta gaišti laiką su visą pagarbą tiem žmonėm ir jų problemam. Taip jų yra daug, jų problemos, jų sunkius gyvenimas, jų sunkius pagalbos, jie reikalingi. Bet yra kiti būdai. O skirti tam 10 ar 15 minučių 6 partijų debatuose, nežinau, ar verta.
Tai dar vieną temą turbūt irgi verta aptarti šituose politinėse debatuose, ką mes matėm ir ko nematėm. Man toks įspūdis šiandieną, ir aš nežinau, ar aš teisus būsiu, bet eksponavimas politinių lyderių kiekvienos partijos. Mes vis matėm, kad debatus dalyvauja kažkas vienas kaip pagrindinis diskutantas, dažniausiai partijos pirmininkas arba sąrašo pirmininkas, na ir ta tokia masinė, kaip čia vadinkim, greta esanti ekspertų komanda palaikymo. Gal tu pasakytum, kaip tau atrodė iš šono, nes man toks įspūdis yra, kad jeigu taip objektyviai vertinant, man toks įspūdis, kad žymiai labiau reikėjo ne pačius lyderius kalbinti, o būtent tuos antro, trečio ešalono politikus, ypač turint galvoje, kad politinė partija, kai ateina į valdžią, ne vienasgi žmogus valdys. Ir man toks truputėlį įspūdis, kad būtų žymiai aštriau paspaudus tuos vadinamusius ekspertus arba partijų tos masinius, galim buvo žymiai įdomiau sužinoti, ko jie nežino arba kam nepasiruošę ir galbūt pamatyti tikrąjį veidą netgi žymiai labiau negu lyderius. Nes lyderiai vis tiek reikia supražinti, nu, jie gerokai pasiruošę yra labiau palyginti. Na, bet iš tikrųjų tai žmonės nori veidų. Aš manau, kad šitoje vietoje geras ekspertas, bet apie kurį niekas nežino, vargu ar padarys įspūdį, greičiausiai jo neklausys. Jis gali protingai šnekėti, gali būti kompetitingas, viskas tvarkoja, žmonės, kas čia jis toks? Tai čia turbūt visam pasaulyje vienodai, čia nepabėgsi ir čia turbūt rašytinės žiniasklaidos problema, kad jie turėjo tuos ekspertus iš tikrųjų pakankamai rašyti analitinius straipsnius ir naudotis tais ekspertais. Išdėstytas pozicijas, ko tikrai galima turbūt buvo pasigėsti. Tai šitoje vietoje aš pilnai sutinku, kad juos išnaudoti galima, bet juos išnaudoti kaip debatų laidose, na, sakykim taip, jeigu tai yra nežinomas žmogus, kurį tu matai pirmą kartą, dar nedaug dėlė jis nelabai sklandžiai šneka, nors yra protingas, bet jis nėra politikas, kuris viešai dalyvauja viešame gyvenime, na, nepadarysi savo paslaugos. Ir žiniasklaidai nepadarysi paslaugos, nes koks beprotingas žmogus kalbėtų, jeigu jo neklauso arba jo nežiūri, tai naudos tu negauni. Ir tada dar jau paskutinis aspektas, kurį norėjau šiandien paliesti, tai yra politologai arba ekspertai, kurios žurnalistai greta savęs stengiasi laikyti tiek rinkimų naktį, tiek iki tol ir po to. Tavo nuomonė, vis dėlto politologų pasisakymai, mano galva, kartais pakankamai aštrūs būna ir kai kurie mėgsta gražių epitetų, palyginimų, netgi, sakyčiau, tokių su kūrybiniais elementais įdėtų. Tavo galva, kiek tai padeda, kiek trukdo mums objektyviau įvertinti vis dėlto politinės partijas, nes man toks įspūdis, čia mano asmeninė nuomonė, vis dėlto aš pažinodamas didelę dalį politologų, aš tikrai labai greitai jaučiu jų tam tikras simpatijas, antipatijas, kai vienus šiek tiek labiau nurašo, kitus labiau pakelia ir man kartais kyla abejonė tikrai dėl jų ekspertizės tokios gana objektyvios. Tai abejonės net akivaizdžios, o jau minėjau vieną politologą, kuris šitą provokaciją bandė padaryti per laidą, bet esmė yra, tai politologai dėja turi indulgenciją nuo žurnalistų etikos. Tai čia žurnalistams labai geras būdas nusiplauti rankas nuo to, ką jie nori pasakyti, bet patys nesako. Tai politologas gali būti partinis, nieks jam netrukdo. Jis gali būti partinis, atstovauti partiją, partijos nuomonę, partijos poziciją dėstyti, gerbti kitas partijas. Jis etikos nepažeidžia. Savo profesionalumo standartus, aišku, pamažina, bet kam tai rūpi. O žurnalistas negali. Tai manau, kad juokingas klausimas buvo, TV3 debatų laidoje, pirmas klausimas mano gero kolegos ir draugo Arūno Valinsko apie humoro jausmą. Bet kai pagalvoji, tai tas klausimas, kuriam buvo sugaišta gal 7 minutės atsakymų, buvo tai ką, mes humoro šou laidų vedėją renkam, ar vis tik tai vyriausybė. Tai čia tas žaismingumas kartais, okei, šou dalis, bet jeigu mes norim, kad Lietuva būtų šou, o tokių laikotarpių turėjome, tai tada šnekam apie šou. Bet jeigu mes norime, kad Lietuva būtų tvarkingai ir gerai valdoma valstybė, tai manau, kad kiti dalykai turėtų rūpėti. Tai tada apibendrinant, galbūt taip pasakykim, dalis žmonių turbūt šiandien norėtų pasižiūrėti iš tikrųjų jau po tų rinkimų ir kažkaip pasigalvoti patys savo. Ar yra vis dėlto dalykų, kuriuos labiausiai praleidom, kaip čia pasakyti, didžiausia nutilėti reikalai rinkimų kampanijos metu arba pamiršti reikalai dėl kokių nors priežasčių, nes taip jau būna, kad kai daug diskutuoji, kartais sako apie patį pagrindinį dalyką, dažniausiai ir pamiršti. O gal vis dėlto mes viską čia, taip sakant, ir svarbiausius klausimus išsinagrinėjom, nieko čia baisaus, viskas čia praėjo ir praėjo, gyvensim kaip ir visada po rinkimų vėl ramiai. Tai gyvensim kaip ir visada, čia be jokios abejonės, aš manau, kad problema yra ne tame, kad kažkas buvo nepaminėta, ar kažkas prasprūdo visiškai, ar ten išdingo iš viešos
viešos erdvės. Per daug visko. Mes gyvenam tokiam sraute informaciniam, beprotiškam, dar pridėjus tos Facebooko ar visų kitų socialinių medijų burbulus, kur visi priešai, visi blogi, aš vienas geras. Nes tie burbulai padarė ką dabar? Aš, pavyzdžiui, buvo žmogus, kuris mėgdavo ten kokiai oškiai tešmenį čiulpti. Ir jam buvo labai gėda, jis jautėsi labai vienišas ir jam buvo nesmagu. Dabar jis susiranda Facebook'e grupę, pasirodo, pasaulyje 10 000 tokių yra. Ir jie turi puikiai, vos ne partiją gali kurti. Tai čia šitoje vietoje yra problema ir ta problema tikrai gilės, didės, susiskaldymas. Šiandien mes turim tą, ką turim, bet manau, kad tikrai neblogiausiai pasaulyje. Mes tikrai linkę pasibarstyti laikinais, kad pas mus jau tai jau blogai, o kitur gerai. Ne, manau, kad pas mus dar viskas visai gerai. To šiandieną turbūt baigsime. Kita mūsų sudarymo laida bus lygiai po savaitės. Bus nauja tema, naujas pokalbis, gal ir kokį svečią turėsime. Šiandien tiek žurnalistų namuose. Ačiū Dariui Lukoševičiui, ačiū Justui Jurkevičiui, kuris užtikrino puikų ryšį. Ir mūsų visai komandai, na, o mes susitiksime kitoje laidoje, šiek tiek kitų kampų jau šį penktadienį, o su Dariumi Lukoševičium lygiai po savaitės. Ačiū Dariau, tau. Iki, ačiū. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.